kamuolio. Nepavyko jiems būti ten, kur norėjo, o čia dabar smūgis į vartus ir gaudo kamuolį Tadas Simaitis. Perdavimas dar kartą ir Tadas Simaitis šį kartą gaudo kamuolį. Jo reidas greitas, Pavelas Komolovas ir štai taip dabar kelis gynėjus apėjo Pavelas Komolovas. Buvo gaisras prie Šiaulių vartų, na žinot, futbolininkai baudos aikštelėje, perdavimas ir pavojingas. Galima sakyti perdavimas ar smūgis buvo. Šiaulių vyriausiasis treneris Deivis Kančelskis. Dabar smūgis iš toli, smūgis. Jo, perdavimas į baudos aikštelę ir gaudo ką. Kad šiauliečiai jau sudėjo. Kol kas visus ginklus, dabar dar kartą, dabar prie Kapusto, tačiau jam pavyksta išsivaduoti iš Pilypo gynybos ir perdavimas į baudos aikštelę ir čia smūgis į vartus ir lengvas grobis Tadui Simaičiui. Artūras Rimkevičius. Pražasiu pasakyti, kas pelnė visus įvarčius. Pirmąją minutę pasižymėjo Povilas Krasnovskis. Vėliau atpus atrodo bus tas paskutinysis keitimas Kauno komandoje. Pirštų galais išmuša kamuolį kampinį. Ką nulems, nes tokia aikštė. Ernestų Pilypo ir laimi šią dvikovą. Smūgis iš toli. Tadas Simaitis gaudo kamuolį. Išbėga vienas prieš vartiką smūgis. Tadas Simaitis atlaiko kamuolį. Lukša pirmas prie kamuolio, tačiau kamuolys palieka aikštelę. Smūgis. Gaudo kamuolį Simaitis. Žalgirio futbolininkų, tai yra Vaidotas Šilėnas, kuris ne vienerius metus žaidė Šiaulių komandoje, šiandien nėra Georgo Freidgeimo, kuris gali būti taip, kad visi penki šiandien aikštėje ir pasirodys, gali būti, kad jų šiandien į priekį link Deivido Matulevičiaus, abu puolėjai yra aukšti ir dabar galėjo iššokti vienas. Kol kas pirmasis kėlinys atkaklus, įdomus, na galbūt nedidelė persvara Mano Sauska, taip pat saugo, tad ko gero, čia didesnių perstatymų neturėtų būti dabar. Tadas Simaitis. Šovas vienas prieš Tadą Simaitį. Aštrus kampas apžaidžia varžovas, smūgis į vartus ir dabar dešiniuoju kraštu Egidijus Vaitkūnas, smūgis į vartus ir Tadas Simaitis. Dar vienas labiausiai patyrusių žalgiriečių. Ir perdavimas į baudos aikštelę. Tadas Simaitis gaudo kamuolį. Ir Egidijus Juška yra vyriausias futbolininkas Žalgirio komandoje.